Nu tai labą dieną iš Vilniaus. Ką mes veikiam Vilniui? Gyvenam. Aš jums nesakiau, nieko neminėjau, bet gal kažkas jau ir suprato, kad greičiausiai mes į Lietuvą grįžom ne tik atostogoms, bet, truputį ir ilgiau, gal ir pasilikt. Žodžiu, dar esam tokiam pem, nepaliekam dar Danijos 100%, bet dar neįsitvirtinom ir Lietuvoje 100%. Sugalvojom tiesiog pabandyti, apsiprast dabar per tas vasaros atostogas, tiesiog prisitaikyti prie Lietuvos ir pažiūrėti, ar pavyktų mums pagyventi Lietuvoje. Aišku, mes Lietuvoje gyvenom prieš kažkiek tai laiko. Tai, nieko naujo, bet tiesiog įsitvirtinti, pasižiūrėti, kaip kas. Jeigu nepaeitų reikalas, tai visada galim grįžti Danijai, nes, kaip ir minėjau, Danijoje nepaliekam 100%. Paliekam ten viską ir butą, ir sūnus ten gyvens toliau, vyresnysis. Bet sugalvojom taip, kad vyras labiausiai čia verkia, nori grįžti į Lietuvą. Man tai nebuvo labai didelės bėdos gyventojai Danijoje. Mano toks planas buvo, kad gyvent Danijoje, kol Tajus pradės eiti mokyklą. Nes kadangi darželis nėra privalomas, nežinau, galbūt čia leidus, galbūt čia neleidus, o jau mokyklą vis tiek turiu pasirinkti 100%. Jeigu jis jau pradės Danijoje, tai jau Danijoje turėtų ir užbaigti. Arba jeigu pradės Lietuvoje, tai Lietuvoje. Bet gavosi šiek tiek kitaip, nes taip pas mane būna, niekada nėra taip, kaip aš suplanuoju. Jeigu aš suplanuoju taip, visada būna atvirkščiai. Tai va, o kas liečia, sakykime, mano įmonę, tai aš įmonę palieku ten, jinai veikia, tai realiai aš galiu dirbti nuotoliu ir koks skirtumas, kur aš būsiu Danijoje ar būsiu čia, aš vis tiek, ta prasme, mano veikla vyksta ten ir viskas okei. Tik tai vyrui ten šiek tiek bus reikalų, bet šiek kiti reikalai. Tai va, dar planuojam grįžti rugpjūčio vidury kažkur į Daniją, todėl kad sesė gimdo ir aišku sutvarkyti dar kai kurios reikalus, Tajų skiepai, ten 1 metukų apžiūra pas gydytoją, žodžiu. Tai va, dar bus reikalų, dar grįšim. Tai mes apsistojom 1 kambario butake, aš aprodysiu to jį. Šiaip planavom 2 kambarių, aišku, reikėtų ir miegamųjų atskirai, ir svetainės, kad būtų. Tiesiog gavosi taip, kad vyro tėvai mums pasiūlė vieną iš šių butų. Sutikom, sakom, pamėginsim tame 1 kambario bute pagyventi, gal visai bus nieko. O jeigu ką, galima visada išeiti. Tai, žodžiu, šitas butas buvo ką tik po statybų, nes dar šiaip kitose butuose dar statybos vyksta, remontai ir, kaip pasakyti, naujas šitas pastatas yra. Aišku, buvo virtuvės įranga, visa buitinė technika, baldai, tik reikia susirinkti kampą, stalą, kėdes, užuolaidas pasikabinti ir, aišku, visas dulkes nusivalyti. Tai to viso proceso, nors ir kaip labai norėjau nufilmuoti, nes tiek kartais įdomu pažiūrėti kitiems, kaip tvarkomis ir taip toliau, bet tikrai nebuvo noro, tikrai buvau labai pavargus, labai, ta prasme, kaip čia pasakyti, emociškai ir fiziškai pavargus, netgi matosi, spuogas atsirado, puslelė atsirado, žodžiu, viskas fain. O tokie dalykai matosi, kad man tikrai esu pavargusi. Tai, žodžiu, praėjo, nežinau, kiek 3 ar 4 dienos, gal netgi daugiau. Galvoju, dabar jau pasimsiu kamerą, pasirodysiu, nes tikrai nebuvo jėgų filmuoti čia viską ir daug nervų, viską pirkti, žinot, nuo šakutės iki visko, iki druskos ir taip toliau. Tai tikrai buvo veiklos, tikrai buvom užsiėmę, tai va šiandien tokia jau gal 2 diena, šiek tiek tokia jau lengvesnė. Vakar susidėjau daug maž daiktus, bet aišku, dar viskas keisis, nes reikia nusipirkti daiktadėžių, viską išsimatavau. Kadangi, kaip ir sakiau, čia butas yra 1 kambario, tai tikrai vietos nėra daug. Kažkaip reikės susitalpinti su viskuo. Įėjimas į butą. Čia yra tokia sieninė spintelė. Čia yra tokios 2 didžiulės spintos, viena su veidrodžiu. Žodžiu, virtuvė visa. Su buitinė technika viskas buvo. Baby brezą parsivežiau. Mūsų televizorius laikinas kol kas. Svarbiausia dėl garso, kad kažkas būtų ir viskas, o šiaip televizorius čia kabinsis. Tajus kadutę mes parsivežėm. Ir kampas, ant kurio miegam, ant kurio sėdim. Tajus lovytė. Šiaip, kaip pasakyti, iš pradžių nuotraukose man atrodė labai maža erdvė, bet nėra, žinokit, taip mažai tos vietos. Čia pilnai, pavyzdžiui, Tajui užtenka. Jokio staliuko nestatysim, kad tiesiog sutaupyti vietos ir kažkaip atrodo telpam, kol kas telpam. Toliau vonios kambarys. Tai, dar tik kuriamės, dar nėra tų pakabinti rankšluosčiams, tai čia dabar sukabinta belia kur, belia kaip. Ir va, labai patinka, kad yra daug vietos visokiems stalčiukai, daiktams. Labai džiaugiuosi dėl šitos spintos. Nes galima tikrai daug kas susidėti, bet čia irgi viskas tik šiaip dabar laikinai sudėta.
Ir jo, veidrodis kol kas toks, bet sakė, jį pakeis didesnių sieninių. Tai jo, tokie reikalai. Ai, dar parodysiu balkoną. Tai jūs dabar miega, gal neprižadinsiu. Na, aišku, visada skalbiniai džiūsta. Čia reikėtų dar grindis kažkaip susitvarkyti, galvojam dėti kažką. Aišku, dviračiai, kaip Danijoje, taip ir čia. Nu, žodžiu. Tai vat, vaizdas toks. Televizijos bokštas. Tai va tokia trumpa apžvalga, nes čia nedaug kur rodyti. Prisidaviau, kad va dabar kažkiek tai būsim Lietuvoje. Bilieto į Daniją dar nesam nusipirkę, kada plauksim. Kiek ilgai ten būsim Danijoje irgi nežinau. Reikia sutvarkyti reikalus ir vėl grįšim į Lietuvą. Ir žiūrėsim, kaip čia mums toliau seksis. Kadangi kamerą išsikroviau, tai galvoju pasiimti telefonui, kad nefilmuoti save į priekį žiūrėti, tai žiūrėsiu va taip. Pamenu, po kažkokiu video aš gavau tokį komentarą, kad aš greičiausiai dėsiu tiksliai tą komentarą, bet gal netiksliai pasakysiu. Mano vyresnysis sūnus iš vis yra pamirštas, kažkas tokio. Nelabai išvartau to komentaro, ta prasme, aš niekad sūnaus vyresniojo savo ir nerodydavau vloguose, nei vyro, nei sūnaus aš nerodau, nei šiaip savo artimųjų. Gal tiesiog, kad dažniausiai tik tai apie tajų. Nu, kadangi aš negaliu nerodyti tajus, nes jis 24 valandas ir 7 dienas per savaitę su manim, nu, tai logiška, kad jis vis tiek papuola kažkada į kadrą ir aš būnu su juo, o vyresnysis sūnus tai taip nebūna su manim ir aš jo niekad nerodau, kad gal nekalbu apie jį, aš net nežinau iš vis, kodėl tas toks komentaras buvo, bet mano sūnus yra suaugęs, jau senai suaugęs, turi savo gyvenimą, taip jis gyvena su mumis kartu, bet jis turi savo darbą, jis taip pasplanuojasi savo atostogas, laisvalaikį ir taip toliau ir galbūt čia užkliuvo tai, kad jisai ne su mumis grįžo atostogų, aš nežinau, bet jisai pats, kaip ir minėjau, planuoja savo atostogas, dabar rytoj jisai grįžta jau į Daniją, į Lietuvą 3 savaitėm. Kažkaip keista, nu tai ir aš nesuprantu. Aš suprasčiau, kad aš dažnai įrodyčiau, ten pasakodavau, ten ir taip toliau, ir taip staigiai nutrūko viskas. Tai nu gal kas nors ir taip pagalvotų, kad jau pamiršau sūnų, iš vis jau išbraukiau vos ne iš gyvenimo. Bet čia visiškai ne, kažkaip keistai man labai tas komentaras nuskambėjo ir aš neturiu ką daugiau pasakyti. Tiesiog. Bet jo, jisai negrįš į Lietuvą gyventi kol kas, nes jam ten sekasi Danijoje, tai nežinau, nėra tikslo realiai grįžti į Lietuvą, nes manau, jam būtų dar sunkiau, gal sudėtingiau įsitvirtinti Lietuvoje. Tiesiog tiek norėjau pasakyti. Nusipirkau vakar iš Pro7, čia žiūriu ne Pro7, žodžiu, iš Pro7 labai reklamuotus, labai giriamus valiklius. Čia yra kalkių ir rūdžių valiklis, o čia yra tas langų ir veidrodžių valiklis. Tai, nu, aš jau juos bandžiau šiek tiek. Šitas patinka, kad kai užpurški, sakykime, ant kalkių, taip užputoja. Bet šitas langų valiklis, aš labiau iš jo kažko tikėjausi, nes kai jį ten reklamavo viena influencerė, tiesiog ne taip, kaip reklamą darė, o nuoširdžiai jinai savo nuomonę išsakė. Ir rodė, kad šitas purškiklis, kai užpurški ant veidrodžio ar ant stiklo, nepalieka, žinau, tokių baltų, kaip pasakyti, nu, tokių dryžių. Bet man tai liko. Tai dar tik vieną kartą bandžiau, bet nesu labai sužavėta. O šitas, nu, kol kas nuvalė. Aišku, dar nėra čia ko labai, sakykime, šveist pas mane. Bet, vat, yra, sakykime, tos, čia ne kalkės, o labiau, kaip čia paaiškinti, o dabar užstrigo, nuosėdos. Tai, vat, nebent čia tas kažkaip lengvai pavalyti. O nieko, kaip ir sakau, stipraus neturiu tų kalkių, tai kol kas atrodo valo, visai neblogai. Nu, visai gerai nuvalė. Dabar einam ant dušo. Čia tokios, vat, irgi kaip, ne kalkės, toks, sakau, grinai kaip muilas ar kažkas tokio. O kaip pavalo iškart. Ir dažniausiai čia būna. Tai nuvalysiu ir pasižiūrėsim, kaip atrodys. Nu, nusivalė, čia tik dar šlapas. O čia irgi atrodo viskas gerai. Žodžiu, sutipiau kremą, nedėjau pleistriukų. Tai ką noriu pasakyti, aš pritam vlogį rodžiau, kad tajų vėl ten buvo išberta ir kad važiavom į ligoninę, ištyrė, kad yra alergija, įtarė, kad yra alergija, jam negerėjo ir tie vaistai nepadėjo, ką jis ten gėrė, jam dar labiau atsirado labai stipriai ant šitų vietų
tokiais, netgi, kaip jisai, tokiais vos ne kaip pulinukais, tokie labai stipriai iškilus spuogai, nu, žodžiu, baisiai atrodė. Tai kaip atvažiavom į Vilnių, nuvarėm, žinot, kur į tą kliniką privačią pagalbą mažyliui. Tai nebuvo pediatro, nebuvo dermatologijos, bet buvo pediatras, tai iš karto pasakė, net nežiūrėjus, kad čia yra ne alerginė reakcija, o tiesiog labai dabar populiarus enterovirusas. Ir vėl pirmą kartą išgirdau tokią ligą. Nu, rimtai, žinokit, mano vyresnysis sūnus, nu, nėra tokiom kažkokiom lygom keistom sirgęs, o Tajus jau atvažiavom į Lietuvą, jau kelintą kartą serga. Nu, aš jau taip ir supratau, kad ten ne alergija, nes, nu, tikrai ne alerginis buvo bėrimas toks baisus. Tai dėl to ir vežėm į tą kliniką privačią, kad galvoju, nebevažiuojam jokios ligoninės, važiuojam privačiai, kur specializuojasi tam gydytojai. Tai, atsakau, iš karto pasakė, tai yra enterovirusas. Tai, kaip sakė, labai populiarius dabar Lietuvoje, tai prasirgom dar vieną kažkokią zarazą, kaip sakant, dar viena liga nesąmoninga. Tai, nu, žiūrim, mama, kas toliau. Matėm, kad čia prie namo yra žaidimo aikštelė. Tai važiuojam pasižiūrėti, gal kažkokių supynių bus. Žodžiu, čia vyksta dar ne tik statybos darbai, bet ir visos aplinkos apželdinimas. Mačiau, čia antram aukšte, man atrodo, čia tokia kaip terasa yra. Ką tik augalus mačiau nešį sodino moteris. Šiaip ant stogo yra irgi terasos. Kadangi dviejų korpusų čia pastatas yra terasos. Faina, iš tiesų labai, kad priklauso namui tokia poilsio zona dar papildomai. Ne tik aplinkui lauke, bet ir ant stogo. Ką tik pabuvom prie vieno iš Vilniaus ežerų. Žodžiu, važiavom šiek tiek atsipūs, nes labai karšta yra laukia, o bute tai dar karščiau, žinoma. Tai radom tokį ežeriuką. Šiaip čia trečias šiandien ežeras, nes važiavom prie dviejų. Važiavom prie dviejų, tai žmonių kaip skruzdėlynas, nu tiesiog labai daug žmonių. O čia radom Tapelių ežerą, tai toks fainas, labai daug pušų, vien pušynai, tai taip smagiai, jaukiai. Ilgai nebuvom, gal kokį porą valandų. Nuradom tokį dabar ežeriuką. Gal ir dažniau atlieksim, bet šiaip, kaip pastebėjom, Vilniuje labai daug visokiausių ežerų. Tikrai rasti vietos, kad nebūtų daug žmonių. Užsakėm maisto iš kiniečių, tai skaniai atrodo, ragausim. Nu, kaip skaniai pavalgėm ir prisivalgėm daug, tai išėjau į balkoną biškį grynų orų. Tai važiuosiu, einu susitvarkyti nagų. Tai radau kažkokią meistrę, nežinau kokią. Realiai ieškojau ir nežinau kur rasti, nes aš čia Vilniuje dar visiškai esu žalias. Nes nesigaudau visiškai, mano navigacija nesigaudo galvos, kur aš esu. Aplink kokie čia rajonai, kai ten pasako kokios Karoliniškės, Fabijoniškės ar ten kokios Justiniškės. Nežinau, kur tas yra. Žinau, kokiam rajone aš esu, o kas aplinkui nieko nežinau. Jeigu jau rajonų nežinau, o apie gatves iš vis patyliu, tai kažkaip vargais negalai susiradau kažkokią meistrą nagų. Ir realiai visiškai čia matosi per balkoną. Tai bandysiu rytoj nueiti, bet aš noriu parodyti, kodėl noriu parodyti. Jinai ten tam pastate įsikūrus. Čia yra spaudos rūmai. Bet taip pažiūrėsiu tas pastatą, nes aš visada jį matau ir galvoju, ten tik vaiduokliai galėtų gyventi. Nu tikrai, žinokit, nežinau, kas ten viduje gali būti, bet rodo adresą būtent ten, įėjimas netgi, antram aukšte. Nu pasižiūrėjus į langus, žinokit, man baisoka kažkaip. Bet keisčiausia tai, kad ten daug yra tų manikiūrisčių įsikūrusių, ta prasme kažkokių grožio salonų. Bet čia toli gražu netrodo grožio salonai, aš nežinau, reikės gal kokiu pusvalandžiu anksčiau išeiti, kad nenueiti kokiu nors ten rūsį ar kažkur, nežinau, nes automobilių yra. Dienos metu, kad kažkas čia vyktų, nesu pastebėjus. Bet kad ten kažkas dirba, nu irgi keista, žinokit.
Taigi važiuoju dabar ieškoti bankomato, nes keista labai, neįprasta, ta prasme, esu atpratus nuo tokio dalyko, kad, pavyzdžiui, kiek žiūrėjau, visi grožio salonai, visos kirpyklos ir taip toliau, atsiskaitimas tik tai grinais. Tai važiuoju ieškoti bankomato ir šiaip, nežinau, aš grinųjų nepamenu, kad esu turėjus Danijoje, tai iš vis grinųjų tokių dalykų, kaip yra, aišku, bet labai retai, kad kas atsiskaito grinaisiais, o čia žiūriu visi, ypač grožio salonai, tai visi grinaisiais. Tai dabar teks kažkaip įprast turėti grinųjų, nes ne visur galima atsiskaityti kortelėm. Dėl 10 eurų turėjau paieškoti bankomato, nes ten, kur nuvažiavau, kadangi buvo viduje, o parduotuvėje užsidarius nebedirbo, tai atvažiavau susirasti kitą. Tai va, dėl 10 eurų. Trūko man, nes šiaip manikiūras kainuoja 3,5. Kažko telefonas blūdė ir išsijunginėja. Žodžiu, noriu pasakyti, kad baigiu šitą vlogą ir susitinkam kitame. Kaip aišku, nagus nusilakuosiu, pamatysit kitam vlogę. Aš kaip visada intrigas palieku. Tai ačiū, kad žiūrėjot šitą vlogą. Tikiuosi, kad patiko. Jeigu taip, spauskit like. Jeigu dar neprenumeruojat, paspauskit prenumeruoti ir susitinkam kitame mano video. Ate.